Na, kad vyrai ir moteris nesusikalba, jau dabar taip visuomeniai plačiai žinoma ta psichologinė tema. Prasidėjo viskas nuo knygos Vyrai iš Marso, moteris iš Veneros. Bet nežiūrint to, kad visi ir tą ir panašias knygas yra skaitę, vis dėlto, kai ateina į konsultacijas klientai, tai aš vis išsiaiškinu, kad vis tiek jie nesusikalba, vis tiek jie pamiršta tos skirtumus, tai tiesiog pabandykime juos va taip labai aiškiai, trumpai pasikartoti, kad jie būtų visiškai skaidrus ir atsimenami. Tai visų pirma, norėčiau tokią takoskyrą padaryti, kad vyrams vis dėlto daug svarbesni yra pasiekimai. Jie nuo amžių amžinųjų turėdavo parnešti mamutą ir jie į tai susikaupia. Ir atitinkamai, jeigu jie gauna kritiką, kad jie kažko nepasiekė, ne tai padarė, jie stipriau reaguos negu moteris. Ta prasme, vyras perfekcionistiškesnis, ambicingesnis kažkuria prasme. Moteriai yra svarbiau bendravimas. Jinai ir per dieną pasako didesnį žodžių kiekį ir labiau nori meilės, šilumos, bendrumo. Pavyzdžiui, moteris nemėgsta dirbti vienos ilgai, jos tampa vienišos, jos pradeda kažkam tai skambinti. Tai labai ryškiai matosi va tie psichologiniai skirtumai ir kas tada būna, kaip gaunasi konfliktai tokiu atveju. Na, pavyzdžiui, moteris pasiguodžia vyrui po darbo, kad jai tas nesisekė ar anas ir vyras be abejo, kadangi jam svarbu pasiekimai, jisai susikaupia, bando pasakyti, kaip jai išspręsti tas problemas. Moteris supyksta, kadangi jinai norėjo tik išklausimo, norėjo, kad jis ją paguostų, pasakytų, oi, kaip man tavęs gaila, kokia tu gera, o kokie jie visi blogi. Ir tada jinai būtų laiminga, pasijaustų mylima ir jai visai nereikia tų patarimų, kuriuos jinai supranta, na, kaip kažkokį tai neatjautimą, šilumos trūkumą. O vyras tada, kai pamato, kad jinai visai nepatenkinta jo sunkiai sugalvotais, galbūt labai gerais patarimais, jisai irgi įsižeidžia, kad nevertinamas yra. Tai čia labai, labai tipiška, tai vyksta kiekvienoje šeimoje, na, sakyčiau, kas kelias dienas. Dabar kitas dalykas, kad moteris, kai būtent dėl to bendravimo, polinka bendrauti, kai jinai pradeda blogai jaustis, jinai nori kalbėtis, jinai nori pasakyti viską, ką blogo galvoja, jinai nori pasakyti, ką gero, jinai nori aptarti su vyru viską, guodžiasi ir na, toksai stilius. Vyras kita vertus, kai jam yra sunku, jisai stengiasi susikaupti, įlysti kažkur vienas ir sugalvoti, tai kas čia yra ir ką toliau daryti. Netgi susirgusi moteris norėtų, kad aplinkui šokinėtų vyras ir guostų ją ir su ją draugautų, o vyras norėtų kažkur vienas užsidaryti, užsikluoti galvą antklodį ir kol jisai atsigaus, nes jam reikia atrodyti stipriu ir šauniu, jis dar plius ir nemėgsta savęs liguisto. Ir moteris lenda su noru padraugauti, o vyras tuo metu kažkaip tai kaip tik nenori. Jisai nenori eikvoti bereikalingų jėgų draugystės, jis norėtų greičiau pasveikti ir vėl atrodyti šauniai. Tai vėl gaunasi daugybė konfliktų. Jau ne vien ligos atveju, bet ir blogos nuotaikos atveju. Vyras nori užsidaryti, moteris nori kalbėtis. Toliau. Labai svarbus yra skirtumas moterų vyrų kasdieną pastebimas. Vyrai vis dėlto labiau gyvena savyje ir netkreipia dėmesio į paslėptas reikšmes. Kad moteris kažkokia intonacija, jeigu moteris sako ne, tai dažnai reiškia taip. Kaip ten tiem lietuviam, jeigu pasiūlo valgyti, tai moteris žinoma atsisakys, bet iš tikrųjų tai jinai kūno kalba rodo, kad taip, jinai nori to dar vieno kasnelio, kad jie įdėtų, bet jeigu jisai neįdės, jisai liks kaltas, kad nepastebėjo. Taigi moterį visada supranta paslėptose reikšmėse arba dažniausiai supranta, o vyras, na, susikaupęs į tikslus, susikaupęs kažkur į savo vidų, jisai tų reikšmių neperskaito. Dėl to moteris juos ir apgauna, pavyzdžiui, suvilioja, vyras patikė, kad čia jau kažkas tai tarsi bus, bet nieko nebūna. Ir, na, va toksai vėl gaunasi nesusišnekėjimas. Dar vienas nesusišnekėjimo aspektas yra tai, kad vyrai vis dėlto labiau susikaupia į vieną dalyką, moteris labai sėkmingai gali susikaupti, galbūt ne taip giliai, bet į daugelį dalykų, ir sriubą maišo, ir vaiką guodžia, ir televizorių žiūri tuo pačiu metu, ir labai daug. Na, toj vietoj irgi, jinai norėtų iš vyro, kad jis irgi daug dalykų vienu metu darytų, bet jisai negali. Aišku, viskas, ką aš kalbu, čia yra nebūtinai apie kiekvieną vyrą, kiekvieną moterį. Yra moterų su labai vyrišku protu, kurios irgi tik tai vieną dalyką gali susikaupti. Ir beje, jų yra gana daug, apie 40% moterų, 60% yra tų multitaskingo specialisčių ir vyrai taip pat. Dar vienas skirtumas.
Sekso jausmų klausimas. Irgi tai greičiausiai susijęs su biologiniais mechanizmais skirtingais vyro ir moters, kad vis dėlto vyrui iš pradžių, daugeliu vyrų iš pradžių įvyksta fizinis susijaudinimas ir fizinis artumas ir paskui jį apima geras jausmas, o moteriai reikia atvirkščiai, kad iš pradžių būtų jausmai, glamonės, romantika, žvaikas, o paskui po to jinai jau galbūt ir norės kažko tai fizinio. Čia vėl toks mūšio laukas, kur moteris dažnai atšąla, priekaištauja vyrams, kad jie nebuvo tiek romantiški, kaip jos norėtų, bet tai ir natūralu, nes jos iš tikrųjų negali fiziškai kitaip. Dar vienas labai svarbus skirtumas. Vyrai dažnai nerodo baimės, silpnumo, yra įpratinti, kad tai nevyriška ir tada, kai jiems yra liūdna, baisu, tai jie darosi pikti. Jie pradeda keiktis, jie pasidaro nedraugiški. Moteris atvirkščiai. Kai jinai pyksta, moteriai irgi kultūriškai pykti rodyti skaitoma, kad tai negerai, jinai gali verkti, gali sakyti, kad bijo, jinai nepuls taip tiesmukiškai, to pykčio nerodys, nebent jau yra visiškai išvesta iš pusiausvyros. Ir vyras irgi negali suprasti, kodėl, kas čia yra. Ir va šitą tokį skirtumų išvardinimą norėčiau baigti tuo, kad dabar, jeigu anksčiau tos skirtingumas vyrų moterų buvo toksai kažkuria prasme atitiko į rolės, moteris būdavo namie su vaikais daugiau, vyrai uždirbdavo, buvo kažkokia harmonija, gal moteris ir negalėjo pasireikšti, tai dabar ta harmonija iširo, nes moteris ir dirba, ir atsakinga už šeimą, vyras dažnai tik dirba. Ir dėl to visų šitų ginčių, nesutarimų gaunasi daug daugiau, nes moteris dar ir yra perkrautos šiais laikais.